Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių? Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už 4 mylių nuo Trakų medžioti. Ir rado prie Vilnios upės gražų kalną, ant kurio sutiko didžiulį žvėrį ir nukovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kalnu vadina. Buvo labai vėlu į Trakus joti ir sustojo Šventaragės slėnyje, kur mirusius lietuvių kunigaikščius degindavo ir nakvojo tenai. Miegodamas jis sapnavo, kad ant kalno, kurį Plikuoju vadindavo, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame tarytum 100 vilkų staugia. Kunigaikštis pabudo iš miego ir sako savo žyniui, vardu Lizdeika. Jis buvo rastas erelio lizde ir buvo tas Lizdeika kunigaikščio Gedimino vyriausias žynys, pagonių kunigas. Sapnavau, girdi, stebuklingą sapną ir apsakė jam viską, ką matė sapne. Tas Lizdeika sako, šviesiausiasis kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, kad čia bus sostinės miestas, o kad jo viduje staugia, tai jo garbė sklis po visą pasaulį. Didysis kunigaikštis Gediminas rytą nebeišjojo, o išsiuntė ieškoti žmonių. Jis įkūrė vieną pilį žemutinę Šventaragyje, o kitą ant Plikojo kalno ir pavadino tą miestą Vilniumi. Pastatęs miestą perkėlė savo sostinę iš Trakų į Vilnių. Labadiena. Tai vat. Sveiki. Labadiena. Tai vat. Sveiki. Tai sveiki. Aš esu. Sveiki. Sveiki. Mano vardas. Labadiena. Labadiena. Aš esu Jūratė. Aš norėjau dar jūsų paklausti, Tai kodėl apskritai. aš atvažiavau iš Lietuvos. Pakvieskit mane į draugus. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Esu Donatas. Noriu paklausti. Sveiki. Labą dieną. Sveiki, aš su Elvinas. Man patinka Facebookas. Ar jums patinka miegoti? Tai vat, aš esu Greta ir noriu jūsų paklausti, kokia bus pagrindinė mūsų darbo mintis. Valgyti saldainis. Sumuštinius. Žaisti. Sužinoti, ar jūs turite katę. Piešti. Dirbti savo darbą. Slidinėti snieglentėmis. Mokytis. Miegoti. Žiūrėti filmus. Dainuoti. Klausti, kas ten yra ant sienų. Plaukti. Dirbti šioje mokykloje. Jėga. Labą dieną, aš esu Aleksas ir man patinka krepšinis. O kodėl Mėgstu sportuoti. apskritai. Aš atvažiavau iš Lietuvos. Pakvieskit mane į draugus. Aš mėgstu ryžų žmonės. Mano vardas Gaudrė. Čia mano mėgstamiausias vardas. Tai sveiki. Oi. Ką jūs darote? Tai vat. Oi. Ar jums
patinka jūsų darbas? Aš lankau tinklinį. Kokį maistą mėgstate jūs? Kokias kalbas jūs žinote? Aš nežinau. Ar jums patinka miegoti? It's your love, big enough for what's to come. Avec le vêt, je ne fais pas le métier. Kapokit. Vyrui turi pasakyti, kad aš iš tavęs atėmiau būtą, namą ir dabar čiošk iš čia.
порядок, что такое здесь происходит? Nesvaikit, jūs čia rimtai? Bejetas. Anglų irgi. sunku kurti ir sužinau daug angliškų žodelių. Dar supratau, kad dauguma mūsų labai sunku susikaupti. Įsinešiu gerą nuotaiką. Tylos filmuojam kamerą! Šventa scena, pirmas kadras, trečias dublis. Action! Tai va, dabar tokia kalba. Tai tokia kalba neiškalbinga. Tai žodžiu, čiugi vaikiklėkšti. Einam toliau, nu. Nu tai va, žodžiu, kaip ir sekės normaliai. Ai, kur čia bedaryt, duok čia.
Lėkštė balta tinka sąlyčiui su maistu. Prieš naudojimą išplauti platintojas UAB Rivona savanorių aspektas.
jūs mokate daryti juvelyrinius dirbinius? Darau su stikliukais, su odelėmis, su visokiais kitokiais pagražinimo būdais. Bet jau taip, kad visai vienas iš metalo. Bet juvelyrika yra labai plati. Gali būti ir to, ir ano pridaryti. Ir šiais laikais visokių įdomių dalykų žmonės sugalvoja. Ką sugalvoja, tai ir padarau. Ar jums nesunku drožinėti? Drožinėti, tai kaip pasakyti, man tenka tik iš gipso. Aš darau formeles, nuo kurių nuimu formą ir darau tai medalius, tai kažkokias tai vazeles. Tai tas drožinėjimas yra truputėlį kitoks, negu jūs įsivaizduojate. Gipsas yra minkštas, jį dar reikia sudrėkinti, tai su juo jokių problemų nėra. Ar jums sunku gaminti ledo skulptūrą? Su ledo skulptūrom, kaip čia pasakyti, neteko daryti. Tai daro kai kurie skulptoriai, kurie turi didelės sąlygas, turi ledo, pas mus, kadangi šilta, ledo nėra, tai aš galiu tik iš molio skulptūras daryti. Va, matot, visokių angeliukų pridarau, viską, bet tai iš molio, iš ledo neteko daryti. Ar jums patinka velti vilną? Vilną irgi patinka velti. Labai daug nesu velus, kai kokius karolius, kai kokius tokius niekučius esu darius, bet pakankamai malonus darbas ir greitai matosi rezultatas, nes molyje rezultatą pamatyti reikia kur kas ilgiau laukti, kur kas daugiau laiko sugaišti. Ar jums būna gera, kai lipdote? Labai gera, net pamirštu kiek laiko. Ir kad būna valanda, 2, 3 ir man tik tai parašo iš namų žinutę, gal jau pareik, nes jau būna vakaras ir kiekvieną šeštadienį sekmadienį aš lipdau ir neturiu visai savo laisvalaikio kitokio. Mano laisvalaikis yra pats mylimiausias lipdymas. O kaip tapti dailininku? O dailininku tapti reikia, kaip mano tėvelis sakė, 90% darbo ir būtinai 10% talento. Be darbo ir be talento dailinku netapsi. Kaip jūs išmokote lipdyti ir tapyti? Lipdyti tai išmokau pati sėdėdama ant, kaip čia pasakyti, molio krūvos. Pradėjau lipdyti. Ir man tada labai smagu buvo, aš visokius skulptūrėlės dariau viską, bet išdegti jokių galimybių nebuvo. Tai tokios skulptūrėlės buvo, taip kaip tu išmoksti. O tapyti pradėjau mokykloje, paskui dailės mokykloje, paskui institutė, kaip mokiausi, ir tada pradėjau tapyti. Ar sunku tapyti žmogų? Žmogų sunku tapyti, nes jis yra sudėtingas. Jo proporcijos, jis juda, krūta ir labai reikia daug darbo įdėti. Taip greitai pribėgus nieko negali padaryti. Tai būna mes institutė, kai paišydom, tapydavom žmogų, tai būdavo skirtos 24 valandos ir visą laiką negali tapyti ar lipdyti ar kažką tai daryti visą dieną, nes labai pavargsti. Atrodo dar sunkiau negu, nežinau, kažkokius sunkius darbus daryti, nes tai įdedi savo dušę, įdedi savo jėgą visą vidinę ir tada išsenki. Ir darbas, jeigu per ilgai dirbi, nusikankinant, būna neįdomus, todėl reikia, kad jisai gimtų su gera nuotaika, su gera valia. Iš kur gaunate dažų ir molio? Kur? Perku vaikai, kaip ir visi žmonės, nes kiekvieną dalyką reikia paruošti. Kadangi sąlygų Lietuvoje yra kur kas, mano vietoje to molio prisikasus nešiotis negaliu, bet yra kur pirkti, Sargėnuose yra tokia gamykla, kur molį perku, o dailininkų parduotuvėse yra dažų įvairiausių, tai ten aš perku dažus, teptukus ir tuos, kuriuos jum atneždavo, tuos pačius teptukus. Ar jums tenka keliauti? Taip, tenka keliauti ir po Europą teko, mano mergaitė, dukrytė mano gyvena Čikagoje, tai dabar po Ameriką truputį pakeliavau ir susipažįstu su jų menais, su jų amatais, su jų namais. Labai patinka būti svečiuose pas įvairių tautų žmonės ir pamatai, kad kiekvienas mes esam kitoks. Ar jūs kasdien pamatote gražių vaizdų? Žinoma, kiekvieną akimirką labai mėgstu tuo džiaugtis ir dar garsiai krykštauti. Viskas.
tapote pavaduotoju? Susipažinau su mokyklos direktorė, mes pasikalbėjom, pabendravom ir nutarėm, kad reikia mums dirbti kartu, kad padėtumėm jums visiems mokytis kuo geriau. Kiek metų jūs dirbate? Šitoje mokykloje dirbu 3 metus. Ar jums patinka piešti? Piešti man labai patinka. Man labai patinka jūsų pratybų sąsiuvinė, įvairiausios spalvinimo knygelės. Kai tik turiu progą, būtinai kuriam nors vaikui padedu piešti ir spalvinti. Ką jūs veikiate laisvalaikį? Laisvalaikio turiu labai nedaug. Padedu savo mamai kartais. Kartais nuvažiuoju į sodą. Labai myliu gėles. Gamtą. Kaip jums atrodo mūsų mokykla ateityje? Labai didelė, puikiai, graži mokykla, pilna nuostabių, linksmų vaikų. Kiek nelaimė atsitinka šioje mokykloje? Neatsitinka nelaimė. Ir neatsitiks niekada. Ar jums patinka lipdyti? Labai sunku atsakyti, labai seniai lipdžiau vaikai, bet kažkada tikrai labai patiko. Kažkada buvote mokytoja? Taip, mokytoja buvau labai daug metų. Pradinių klasių mokytoja buvau visą laiką. Kiek per metus perskaito knygas? Kiek knygų per metus perskaitau? Va čia jūs pataikėt paklausti. Labai daug knygų vaikai skaitau iš tikrųjų. Labai daug perskaitau per metus. Bijau pameluoti kiek, bet tikrai daugiau negu 20. O ar pažįstate visas mokytojas? Mokytojas visas pažįstu ir pažįstu beveik visus vaikus, beveik visų vardų žinau.
kepate pyragus? Oi, pyragus kepame, pradedame ruošti žaliavas, išsijojam miltus, išsijojam cukrų, nuplaunam, paruošiam kiaušinius, sumušam juos, paskui plakame tešlas, maišome, įvairiausius kremus plakame. Konditerijoje yra labai daug gaminių, kurių yra skirtingi paruošimai. Tai net nežinau, kokį jums papasakoti, ką norit, kaip sausainius kepti, ar kaip tortą daryti, ką norėtumėt žinoti. Tortą norėtumėt. Oi, torto yra labai ilgas darbas. Reikia iškepti biskvitą, paruošus visą žaliavas, paskui reikia jį atšaldyti, paskui reikia plakti kremą, tada sutepa tortą, papuošia, na ir valgo visi vaikučiai. Kiek metų dirbate? Aš dirbu labai daug. Aš 38 metai dirbu konditerijoje. Kiek per dieną iškepate pyragus? Pyragų visas kolektyvas iškepa apie 100 kg pyragų. Tortų, pyragų, sausainių. Kaip ėmėt dirbti, kaip jūs čia priėmė? Kaip mane priėmė dirbti? Tiesiog atėjau įsidarbinti ir įdarbino, reikėjo žmogaus ir priėmė. Kiek pyragų rūšių mokate kepti? Oi, labai daug rūšių. Vien tortų yra 30 rūšių, labai daug rūšių. Net sunku įvardinti. Sausainių irgi kokią 30. Na, tikrai daugiau kaip 100. Daugiau. Gal 100, gal 200. Ar dirbate savaitgaliais? Ne, savaitgaliais mes nedirbame. Mes dirbam 5 darbo dienas. Ar pas jūs ateina daug pirkėjų? Ateina pirkėjų, taip. Mes gaminame įvairius tortus, pyragus. Dažniausiai ateina žmonės susisakyti tortų. Vaikų gimtadieniam, krikštynom, vestuvėm, įvairiausiam šventėm. Labą dieną. Labą dieną. Ar jūs turite atostogų? Taip, be abejo, kaip ir visi žmonės. 2 savaitės turime vasarą, 2 savaitės žiemą. Kokį skaniausią pyragą esate iškepę? Matote, kaip pyragas vienas vienam yra skanus, kitas kitam skanus, tiesiog negaliu pasakyti. Koks jūsų svajonių pyragas? Na, jūsų gal svajonių įsivaizduočiau, mano svajonių. Aš jau gal kažkada iškepiau, nežinau, tiesiog sugalvoju, sukuri kažkokį tai receptą ir skonį tai įvertina pirkėjai, tas, kas valgo. Ar žmonės geria jūsų pyragus? Taip, taip. Ačiū. Kodėl jūs baltai apsirengę? Tokia yra darbo specifika ir čia yra tokie rūbai, nors dabar jau eina, kad yra ir kepėjų, ir juodais rūbais. Dabar jau, anksčiau visą laiką buvo tokie reikalavimai, kad visi rūbai būtų balti, tvarkingi, o dabar jau keičiasi spalva. Ar tenka jums įsipurvinti drabužius? Be abejo, ypač su šokoladu. Prisilieti ir įsitepa ir labai dažnai reikia skalbti kasdieną, kad būtume tvarkingi, švarūs. O jūs mėgstate tortus, pyragus? Ne, tortų ir pyragų aš nemėgstu valgyti. O šokoladus? Ne, saldumynų aš aplamai nemėgstu. Tai kodėl jūs gaminat? Gaminu aš dėl žmonių, mes viską darom dėl pirkėjo, kad pirkėjas valgytų, kad jiem patiktų. O aš, kadangi labai daug metų dirbu, tai jau man vien nuo kvapo užtenka, aš prisikvėpuoju. Debesi pilka į veją, šoka
Labą dieną. Labą dieną, Daimantė. Ar jums patinka dainuoti? Labai patinka. Ir štai tuo senai užsiiminėjau. Ir beveik 30 metų dainuoju ir vis man kuo toliau, tuo labiau patinka. Kada pradėjote dainuoti? Prieš 30 metų, tada, kai man buvo kokie 20, ne, daugiau reiškia, kai man buvo kokie 21-20 metų. Profesionaliai, atsiprašau. Tada jau pradėjau, reiškia, koncertuoti didelėse scenose kaip dainininkas ir gauti už tai pinigus. Iki to laiko aš koncertavau, kaip visokiamis progomis, mokykloje, kažkokia tai šventėje, bet iš to negyvenau. Tai nebuvo mano profesija. Kiek šalių apkeliavote? Buvau Rusijoje, buvau Lenkijoje, buvau Olandijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, buvau Egipte, buvau Turkijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, daug kokie 15 šalių tikrai. Ar jums patinka šis darbas? Labai patinka. Kokias dainas kuriate? Aš dažniausiai dainuoju kitų sukurtas dainas. Tai aš neturiu tos Dievo dovanos kūrėjo, sakysim, aš kuriu tik tai jau, kai dainuoju dainą, aš kuriu bedainuodamas tą dainą, kuriu nuotaiką, kuriu interpretuoju tą dainą taip, kaip aš ją jaučiu, kaip aš suprantu, o pats aš nelabai daug kuriu. Retokai, labai ypatingomis progomis. O gal paimsiu šiandien ir sukursiu kokį nors. Sėdim ant žolytės, linksmai šnekučiuojam. Koks jūsų sceninis įvaizdis? Aš esu klasikinio tokio stiliaus atlikėjas, nes jau mano metai tokie klasikiniai. Ir aš toks, kaip pasakyti, rimtas žmogus. Kartais paišdygaujantis. Karts nuo karto. Ar dainavimas pelningas darbas? Žinai, aš manau, kad kiekviena profesijoje jinai gali būti pelninga ir nepelninga. Pelnas ir sėkmė aplanko tos žmonės, kurie pirmas dalykas gabus, antras dalykas, kurie labai, ir antras tas dalykas, ko gero yra labai daug svarbesnis, tie, kurie labai gilinasi į profesiją, labai nori kažko sužinoti, labai mokosi daug domisi ir tobulėja, neperstojamai. Kaip tapti dainininku? Reikia dainuoti, dar kartą dainuoti, paskiau reikia dainuoti tiek, kad jau galėtum įsirašęs savęs klausyti, kad nebūtų baisu. Tada reikia dainos, tokios, kuri visiems patiktų. Ir jeigu visiems ta daina patinka, tai tada visi tavęs staigiai labai užsimano pamatyti ir išgirsti. Tada tu gali tapti dainininku. Profesionaliu dainininku. Taip dainuoti tu gali bet kada. Kokia kita jūsų svajonių profesija? Štai man labai patinka statyti. Man labai patinka, kažkada supratau, kas tai yra, koks tai sudėtingas ir sunkus užsiėmimas, kai vyko šito namo statybos. Ir nuo tada man labai patinka matyti, kaip auga namas, kai kažką darai, kažką statai, kai iš lentų, plytų, cementų ir žvyro krūvos atsiranda namas, kuriame gyvena žmonės, kuriame įsitaiso, jaukiai gyvena, myli vienas kitą, bendrauja ir tam name gimsta vaikai, ateina nauja karta ir tai labai gražu yra. Ir man, jeigu nedainuočiau, aš manau, kad aš būčiau statybininkas. 1, 2, 3, 4, gera. Kai saulė leidžia sąsajudama, gera, kai po langais dainuoja sutema. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu man padainuotum dainą tu, man dainuotum tu. Gera, kai baltas mėnuo kyla palengva. Gera, kai skruostą glosto
ilgai man. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu skruostą vargostytumai tu glastytumai tu. Pararariri, šokam va. Ar nenorit atsistoti? Šaunuoliai, esate profesionalai. Ar balandžiai mėgstamiausi jūsų paukščiai? Nu, jeigu laikom, tai taip. Taip, balandžiai mėgstamiausi. Kokie balandžių vardai? Į vardų jie gal neturi, jie turi rūšys yra. Rūšys ir pavadinimai yra balandžių pas mumis. Ja, ar visą parą prižiūrite balandžius? Ne, jie miega, naktį miega, prižiūrim visą dieną juos. Ar jie jūsų klauso? Taip, klauso. Jos mes ištreniravę esam, jie mumis klauso. Kai yra ištreniruoti, mes juos paleidžiam, o yra viršui balandžiai paleisti. Jie paskraido, jie grįžta į savo namus. Jie palėsa, maitina savo vaikučius mažiukus, kur turi. Įsiperėję yra, kurie yra neįsiperėję, tai sėdė ant kiaušinukų. Tėvai, kol įsiperėję, paskiau maitina jas. Užauga, kartu išeina į lauką. Kaip jūs išmokinate, kaip balandžiai grįžta namo? Pripratinam. Jie va čia yra specialiai setukai tokie, matot, padaryti. Jie pabūna tuose setukuose ilgai, paskiau išleidė, jau jie savo namus pažįsta, paskraido ir grįžta į savo namus. Iš kur jūs gaunate pinigų lesalui? Uždirbam pinigus. Dirbam darbuos. Laisvą laiką skiriam hobiui, o darbas lieka darbu. Ką jie lesa? Taip kviečius, bet duodam ir mišinius visokius. Sudarantis yra iki 18-20 rūšių kropų. Kviečiai, miežiai, žirniai, ryžiai, rapsus, visko. Vitaminai yra, į vandenį duodam, vaistų duodam specialiai yra. Jeigu susirga. Ką jie veikia? Skraido. Gyvena, džiaugiasi, nu. Gyvenimu. Ar jie priešus? Ne, jie ne priešus, tie taikus yra. O naktį užpuolam žmogų? Ne, jie naktį miega, kaip ir tu. Ar mylite savo paukščius? O kiek jie gali pakelti ir aukštin? Yra paukščiai, kur pakyla, net žmogaus akis nelabai mato. Pakyla labai aukštai. Jūs geras darbuotojas, todėl, kad prižiūrėt balandžius. Taip. O žmonėm neša balandžiai laiškus? Anksčiau nešiuodavo, kada reikia nešiuodavo, bet tai yra sportiniai balandžiai. Čia yra dekoratyviniai balandžiai, yra sportiniai, kurie galėtų tokią misiją atlikti. Kiek jums galima sakyti, kiek jūs jau per rytę dirbate, o kada baigėte dirbti vakare? Su balandžiais turiu omenyje? Taip. Su balandžiais ryte prieš išeidamas į darbą juos prižiūriu, apsitvarkau, išeinu į darbą, grįžtu iš darbo ir tada vėl toliau prižiūriu balandžius. O balandžiai jūsų klauso? Klauso. O balandžiai jūs laižo? Nu ne.
šuniukai laižo.